Šeštadienio rytą sodybą atvykome kaip tikrieji šeimininkai, nukirpę visas spynas, pamatėme visus pastatus pagaliau. Čia turime tokią seną hortenziją, kuri 15 metų nevaldavo bušavojo, tai reikėjo ją kažkaip truputėlį apkarpyti. Tai ir padarėme. Atvykusi talka padėjo atsikratyti krūmynų, medelių mažyčių, tai erdvė truputėlį atsivėrė. Čia vadinasi nupjovėm keletą medelių. Patvarkėm aplinką. Velykų rytą nusprendėm dar truputėlį padirbėti, oras tikrai buvo neblogas. Ir nusprendžiau vėl kibti į tą hortenziją, kurios vakar įvykiu tik vienintelį. Tai dar kartelį tą griebsiu antrą krūmą. Ir ten ne kryželis, ten tiesiog elektros stulpelis. Kol karpame, galime pasižiūrėti į gerves, kurios galbūt kažkur skrenda, galbūt parskrenda, nuskrenda. Ir matome gandro lizdą, kuriam nelabai pasisekė, bet jeigu gandras nepatinkėsis, neš kažkiek šakelio ant tvirto pamato, turėsim vėl gerą gandro lizdą. Dar kartelį pasižvalgykime po mūsų pelenę sodybą, kuri kažkada bus tikra princesė, jeigu tik tai norės tokia tapti. Dar turėjom vargelį su besivėjančiomis vynogėmis apėmusi senamą, ką su jom daryti. Jeigu turite pakankamai stiprų vyrą, tai tiesiog viską nuplėš kartu su pakalimais ir lietvamžiais. Čia apkarpytas, aptvarkytas tvartelis ir kadangi gerai padirbėjom, galėjom švęsti Velykas. Valiau.